ten per mergaitę stovi. Ką žinau, negalima kalbėti per pamokas. Tu neįdomus. Prašau, patylėk. Kas ten pas jūs darosi? Prašau tylos. Vėl jis ko nepatenkintas. Ne, labiau atrodo susijaudinasi. Kad jis susijaudinasi. Nežinau, pažiūrėk, kas ten per mergaitę. Kokia faina. Oi. Prašau tylos. Šiandien pas mus yra labai geras dalykas. Šiandien pas mus klasėje atsitiko. Ir pas mus ateis naujokė. Tai štai, užeik. Labas rytas visiems. Oi, dar viena. Nu jau tikrai. Nieko, galėsim vėl pasišaipėti. Nu. Merginos, ten gale, prašau tylos. Įdomu tokia. O, kokia faina. Gerai, tai tikiuosi, jūs susidraugausit ir galėsite jai aprodyti dar mokyklą. Dabar pažiūrėkime mūsų pamoką. Kur nori gali sėstis, kas nori sėdėti su naujokė. Pasitrauk, nugi aš noriu sėdėti. Traukis, jau atsibodai. Traukis. O, Jėzus Marija. Nu, dabar mes sėdėsim kartu. Bet jau dabar mokytojas dėl to nepyks. Sėskis su manim. Gerai. Gerai, tai... Kas, nu kas čia gali. Gerai, Emilija, ateik nuvalysi lentą. Gerai. Taip, tai dabar galime pradėti mūsų pamoką. Tai kas žinote, kas čia per gyvūnas ir čia, palauk, čia buvo kažkur, ne. Nu tai vat, kaip manote, kas čia per gyvūnas? Žodžiu, matyti, ten gali sėdi tokios 3 mergaitės. Nu, tai su jomis geriau neprisidėti, jos dar tos durnelis. Na, tokios nemalonės. Nu, tipo, daro iš savęs kaip karalienės. Gerai. Goda, prašau papasakok savo namų darbus prieš klasę. Kodėl aš amžinai? Jau rimtai, jie keletą kartų iškviečiu pirmą. Keista. Prašau pasakok savo namų darbus ir dar parodyk man, prašau, savo sąsiuvinį. Aš pamiršau, tai ir nepamiršau, o šuo sugraužęs. Šuo toks, žodžiu, šuo. Šuo sugraužė tavo namų darbus. Taip. 6 kartą iš eilės. Nu, gal jiems skanu. Greičiau tu juos surytum negu tavo šuo. Nusėsk. Rytoj su tėvais į mokyklą. Mokytojau, prašau, nereikia. Reikia, tu nedarai namų darbų. Prašau, čia paskutinis kartas. Jau buvo 3 kartus ar 4 paskutinis kartas ar 5. Kai tu sakai, kad buvo paskutinis kartas. Viskas, rytoj tėvus į mokyklą. Ir aš jau viską pasakiau. Kamėlė, nu jau rimtai. Taip. Goda, kaip tu? Palik mane ramybėj, jau atsibodot visi. Gal nelis geriau dabar prie. Tai vat, matai tą berniuką be akinių, kuris sėdi su toks akiniais, bet jis be akinių. Tai nuo jo galima nusirašinėti, jeigu tau tai patinka. Ne, aš to nemėgstu. Tai gerai tada. Bet tas berniukas, kur su kepure. Tai kaip ir jis
Lukas, jis draugauja su pačiu populiariausiu berniuku klasėje. Čia kuris? Va tas, kur šalia jo sėdi. Bet tipo geriausi draugai. Aš mačiau, tu su tuo su kepurė prieš tai sėdėjai, man reikės. Taip, mokytojas taip mus buvo pasvadinęs, nes tavęs nebuvo dar viena mokytoja. Dabar, kai tu atėjai, tai dabar jau pilna klasė. O, tai gerai. Tu mane išgelbėjai, taip nepatiko su ja sėdėti. Kaip gaila, kad aš dabar nesėdėsiu su Migle. Oi. Kad čia tokio iš vis. Tu iš vis man dabar ką tik pasakai, kad tau graži ta naujokė. Tai ko tu čia prie manęs dabar kabinėsi? Taip, graži tokia, o ką? Bet tugi turi merginą. Kas? Jinai niekur nepabėgs, tikliau, žodžiu. Man atrodo, Goda nebus labai laiminga. Ir kas? Kaip manai? Nežinau, man tai biškai nesvarbu. Čia yra mūsų laukas, čia dažnai visi leidžia laiką arba pamokų, arba per ilgąją pertrauką. Supratau. Toliau čia yra dar spintelių. Galima prisipilti vandens, aš čia labai dažnai piluosi. Ir dar galima nueiti į piešimo pamokas. Aš labai mėgstu piešti, tai čia tiesiog mano mylimiausia turbūt mokyklos vieta. O, labas Dominikai. O, sveikas. O, čia naujokė turbūt. Taip, čia mūsų klasėje naujokė. Supratau. Labas. Labas, malonu. Man irgi. Gerai. Tai ką? Šiandien tu ateisi gal? Ne, šiandien man pasakoja naujokė, kad yra jos gimtadienis, tai turbūt ne. Gaila, nieko gero gimtadienio. Kiek tau metų bus? Stiek. Oi, nekendžiu. Gerai. Aš manau, tau bus, reikia pagalvoti. Ką tu ten darai? Tyliau. Aš žiūriu ten tą naujokį, ką jį ten daro. Einam gal į valgyklą, kiek tu ten gali sėdėti. Oi, ir stovėti. Palauk. Nieko nematau. Tai galima klausyti, ką jie kalba. Aš pasėdėsiu. Kaipgi, tikiuosi mane tai nepamatė. Aš manau, kad tau šiandien sueis gal kokie 17. Taip, 17. Supratau. Gerai, tai eime? Gerai. Dar Dominikui labai patinka lipdyti iš molio. Bet man irgi, bet man labiau patinka piešti. Supratau. Ir duodu dabar šitos. Ką? Palauk. Kur tu eini? Čia mano čipsai, palauk. Pasitraukški. Labas, aš Leotu. Aš prisistatinėjau per pamoką. Mano vardas Julija. Imk čia tau. Ačiū. Greičiau. Kas čia dabar buvo? Tu esi pirma, gal jis padovanojo čipsus, jis netgi savo merginai nieko nedovanoja. Oho. Tu jam tikrai patikai. Ne tas žodis. O, žiūrėk, tai mano geriausia draugė. Labas. Pas jis net drabužiai tokie patys. O, labas, kas jie? Ai, čia Julija.
Julija, susipažink, čia yra Rožė. Rožė? Toks įdomus vardas. Nugi, ką čia terliotis, ateik sėsk. Nedaryk gėdos. Atsiprašau. Kas čia ką tik buvo? Jie pasakė, kad ten draugės ir kad aš nelyščiau. Taip atrodo, kad jinai jiems tik tai tarnauti reikalinga. Supratau, kad valgysiu. Aš noriu šitą, o aš noriu va šitą. Gerai, ne? Gal čia? Gerai. Tuoj ateis čia berniukai. Na, manau. Pasitraukit, ateina mokyklos karalienės. Norit gal čia sėdėt? Ok, pasitrauk. Mes čia sėdėsim. Mes čia pirmos atėjom. Tai mes pasitraukim, jie naujokė. Ateik, Julija. Mes niekur nesitrauksim, sėsk. Julija, prašau. Ne. Jeigu tau kažkas netinka, valgyk ant žemės. Kam šitas stalas? Gal jį norite lauke? Lauke valgyt? Nu, ok. Gerai. Aš gal dar atnešu vandens, labai noriu gerti. Oho. Pažiūrėk, kaip jinai su jumis kalbėjo. Į tavo merginą ir tu net jei nieko nepadarysi, tai naujokį. Oi, patylėk. Nu ir duodi. Einam greičiau, kol neužsidarė. Labą dieną, galima man gėlių? Kažkokių, bet kokių, tiesiog greičiau. Nu gerai, galite pasirinkti iš čia, labai gražus plokštės. Noriu šitų. Gerai. Prašom, pridėkite. Įdėkite. Gerai, einam, viso gero. Keisti kažkokie. Žodžiu, aš išgirdau, kur vyks tos naujokės gimtadienis, kai jinai pasakojo Migliai. Tai tu eisi? Tai aišku, kad eisi. Draugai, o jeigu jūs norite pamatyti, kaip vyks mano gimtadienis, tai rašykite į komentarus, kad norite antros dalies. Ir aš tada būtinai nufilmuosiu antrą dalį. Tai tikiuosi, kad jums patiko mano filmas iš tokius bokus. Ir kaip šiaip šita idėja yra mano ir tikiuosi, kad jums patiko tikrai ir kad jūs norite antros dalies. Tai parašykite ir aš tikrai nufilmuosiu antrą dalį. Tai lauksiu jūsų komentarų. Iki.